Sveiki, čia Vytautas Kernagis iš TV3 Robinzonų studijos. Taigi mūsų kandidatų, Robinzonų kandidatų atranka priartėjo prie finalo. Priminsiu, nors gal jūs dar ir nežinote, bet pakartosiu. Virš 800 lietuvaičių ir lietuvaičių norėjo važiuoti į salą, badaut, kovoti su savim, kovoti su krokodilais, skorpionais, žiurkėmis, karštų vandeniu, beprotišką saulę. Ir tikrai vertinga vertinimo komisija iš jo atrinko 50, paskui pasikalbėjo, beliko 8 ir nuo šiandien, rytoj, poryt ir užporyt, kiekvieną vakarą mes jums pristatysime po 2 kandidatus. Beje, šiais metais vyksta 4 Robinzonai, 2 vyrai ir 2 moteris. Ir tikrai noriu padėkoti visiems, kurie taip beprotiškai veržėsi į ekspediciją, veržėsi iš visos Lietuvos, veržėsi mokytojai ir darbininkai, architektai, menininkai, daktarai. Ta prasme, iš tikrųjų visokiausių profesijų žmonės norėjo išbandyti save, bet likimas taip lėmė, jų kol kas liko 8. Beje, iš tų 2 šiandieną iki 24 valandos, tuos, kuriuos pristatysime, jūs balsuosite ir būtent jūs nuspręsite, kuris iš jų vyks šiais metais į Malaiziją, į Robinzonų ekspediciją. Taigi dabar, nieko nelaukdami, skambinam pirmajam mūsų finalistui. Taigi, telefonas surinktas ir mes skambiname Irmantui Mickevičiui iš Vilniaus, 26 metų, Karo akademijos studentui. Taigi, pirmasis finalistas tuoj sužinos džiugę ir beprotiškai jam svarbę žinią. Štai, pirmasis. Tikėkime, kad mes surasime mielą Irmantą ir jis atsilieps. Jau 3 dievė, jis praleidžia savo galvą. Labadiena. Labadiena. Ar čia ponas Irmantas? Taip. Ar čia ponas Irmantas Mickevičius? Taip, klausau. Čia jūs trukdo Vytautas Kernagis iš Robinzonų studijos. Taip, aš supratau. Jau supratot, pažinot iš balso turbūt. Taip. Mielas Irmantai, noriu pasakyti jums galbūt džiugę, galbūt beprotiškai mielą žinią, bet jūs patekote į mūsų kandidatų finalą. Ką man dabar daryti reikės? Svarbiausia, dabar nenukriskite. Dabar nieko nereiks daryti, dabar mes jūs pristatysime ir žiūrovai balsuos. Jūs ir dar vienas, jūs būsit 2 į vieną vietą, taip čia jau finalinė rungtis ir nuo žiūrovų priklausys ar jūsų konkurentas važiuos. Bet patekti į finalą iš 800 būt tam 8-tuke, jūs turbūt vis tiek esate beprotiškai sujaudintas. Nu taip, patenkintas. Gerai, tai jums belieka palaukti tik tai 1 dieną ir jūs žinosite, ar važiuojate ar ne. Ir paskutinis klausimas, ką, mielas Irmantai, pasiimtumėte į salą, tą vienintelį daiktą? Tą vienintelį daiktą? Taip. Vaikų nuotraukas. Vaikų nuotrauka? Taip. Gerai, smagu. Tai jau ją atsidėkite ir galbūt likimas bus jums maloningas. Mielas Irmantai, atsisveikinu, linkiu sėkmės ir galbūt pasimatysime šeštadienį. Iki. Ačiū. Taigi, Irmantas pasiims nuotrauką ir jis jau žino, o dabar tuoj pamatysime, kasgi bus jo varžovas. Renkame dar vieną numeriuką. Ir dabar mes skambiname Linui Samaškai iš Kauno, 23 metų, Lietuvos kūno kultūros akademijos studentui, vedusiam ir turinčiam dukrytę, bet beprotiškai norinčiam dar išbandyti laimę ir Robinzonų ekspedicijoje. Štai, irgi tikėkime, kad mielas Linas mūsų galbūt laukia. 3 kartas, kaip sakoma, nemeluoja, galbūt ir 4 bus. Visuomeninis Kolorado vabalų naikinimo institutas klauso. Aha! Mielas Linai, iš kur jūs žinote, kad jums skambina Kolorado karalius? O, pataikiau. Pataikiai, tikrai pataikiai. Linai, čia Vytautas Kernagis iš Robinzonų studijos. Taip, įdomu. Žinom, kad įdomu ir man. Linai, noriu tau tokią žinelę teisingą pranešti. Tu patekai į mūsų atrankos turnyro finalą. Opta, gerai. Ta prasme, tai dar nereiškia, kad tu jau važiuoji, bet tu jau finale, tu iš 800 esi vienas iš 8 ir dabar mes pristatom tave televizijos žiūrovams, tave ir tavo varžovą, tą vieną jūsų porą ir dabar tik tai žiūrovai balsuodami nuspręs, kuris iš jūsų vyks į salą, taigi maldauk Dievo, kad žiūrovai būtų palankus, sakykime, tau. Ir Linai, vienas klausimas. Ką, jeigu jau tau tektų vykti į tą salą, kokį vieną daiktą tu pasimtum su savim? Kokį vieną daiktą? Taip, vieną vienintelį. Tai
pirmas šūvis tai buvo būtent kompaktinis diskas. Kompaktinis diskas negyvenamoj saloj. Taip. Kam jis tau reikalingas? Tai va, kad jis liekam nereikalingas. Supratau, tik dėl to, kad jis nereikalingas. Gerai, Linai, kompaktinis diskas yra geras pasirinkimas. Aš tikiuosi, tu net žinai, kieno tas bus diskas. Taigi, Linai, atsisveikinam ir aš manau, kad galbūt lems likimas. Pasimatysime šeštadienį ir kartu važiuosime į Malaiziją. Iki, Linai. Tikėkimės. Iki. Smagu, taigi, pasikalbėjom, pranešėm žinią, o dabar norėčiau pasakyti telefonus. Mėlėjai, kas nori, kad į salą važiuotų Irmantas, turi skambinti mums telefonu 8-279-37701. Kasgi galvoja, kad vis dėlto į salą turėtų važiuoti Linas, turi skambinti 8-279-377-02. Tik tai šiandieną ir tik iki 24 valandos. Taigi tikrai linkiu sėkmės, ištvermės, kantrybės ir tą, ką jūs išrinksite, su tuo mes susitiksime šeštadienį. Su visais išrinktaisiais šeštadienį 19 val. Gubernijos ekstra ir Malaizijoje ekstra. TV3 pristato Robinzono atranka 2002. Ir šiemet tu pats gali išrinkti žaidėjus. Susipažink su 10 finalistų ir išrink 5 geriausius, kurie atstovaus Lietuvai Malaizijoje. Atėjo eilė laimėti lietuviams. Sveiki, mėlieji. Taigi ir vėl Vytautas Kernagis jūsų ekranuose, o tai reiškia, kad naujieji Robinzonų nuotykiai 2002 vėl prasideda. Stovi čia Vilniuje prie Le Méridien Villon viešbučio, kur netrukus atvažiuos 10, jau galėčiau pasakyti, laimingųjų atrinktųjų į mūsų atrankos turnyro finalą. Jie iš tikrųjų jau praėjo nelengvą kelią. Iš 1500 atsiųstų anketų buvo atrinkta 60 būsimųjų kandidatų. Iš jų vertinimo komisija atrinko tuos 10, kuriuos mes tuoj pamatysime. Ir tik jūs, mėlėjai, tik nuo jūsų nuomonės priklausys, kas bus tie 5 žmonės, kurie iš tikrųjų šiais metais atstovaus Lietuvą Malaizijoje Robinzonų ekspedicijoje. Tad stebėkite, žiūrėkite, spręskite ir rinkite. Robinzono atranka 2002. Robinzono atranka 2002. Ežiukas atėjo į parduotuvę po audringos nakties ir paprašė 40 prezervatyvų, o už prekystalio stovėjo 2 voveraitės ir jo kaip pavyzdžiui. Sakė, bet tada 42. Tai, kas rašiau, tai yra iš tikrųjų tiesa. Yra toks dalykas Lietuvoje, kad moteris negali daryti nieko. Visą laiką man maistas yra labai svarbu. Jūs dabar jūs mano gyvenate. O negimų dievai vyrus myliu. Taip, ne, jo, sako, kas tu mėnė, viskas gerai. O aš gulėsiu, aš atsiminsiu, kokie vyrai mano gyvenime buvo. Abiem šansų tai ten nėra, papal. Čia šitą akivaizdu. Aš šiaip pasiūščiau, būčiau pasiūntęs velniop. Tiesiai. Aš žiūrėjau, ne tik tai reikalavimą, man tėvas, kai griežtas, tai jisai va, neduom dievė. Matas iš tolo, baltas langinės, obelis žydi, juokės mėlynos, pušės ir mūsų želdintoji, liepų
nuostabiausių dainų, keliauja pušynai, keliauja šilai. Aš labai susijaudinau. Robinzono atranka 2002. Taigi visas mūsų Robinzono ekspedicijos atrankos baigiamojo etapo dalyvių dešimtukas suvažiavo čia į Vilnių ir dabar kiekvieną gegužės mėnesio šeštadienį jie dalyvaus sportinėse rungtyse ir ne tik pasakos apie save, įrodinės, kad būtent jie verti Lietuvą ten Malaizijoje, tad susipažinkite su jais iš arčiau ir spręskite, būtent jūs šiais metais renkate Lietuvos Robinzonų komandą. Taigi, pristatau Ugnė, Gediminas, Rimas, Aušra, Laimonas, Darius, Jurgita, Irmantas, Edmundas, Rima. Robinzono atranka 2002. Tutu? Labadiena. Labadiena. Ponia Kazickienė, Taip. direktorius pavaduotoja. Taip. Jūsų kvietimo dainuoti iki užkėmimo. Jėga! Ar jūs žinot, kas jums skambina? Iš TV3. Atspėjot. Nu, jėtau! Ką dabar daryti savaitės? Kol kas džiaukitės. Gerai. Jūs patekot į 10-tuką Robinzonų, kurie toliau dalyvaus dėl teisės keliauti į salą. Labai malonu. Sveikinam jūs ir ko palinkėtume savo toliau. O laimėti dabar, ta prasme, papulti į finalą, kaip čia pasakyti, ir važiuoti į Malaiziją. Kaip jau žinote, esu Ugnė iš Vilniaus. Esu ištekėjusi, turiu 5 metų dukrytę. Dirbu direktoriaus pavaduotoja. Nelabai patinka šitas darbas, bet manau, tolimesnėje ateityje susirasiu kokį nors prie širdies. Šiaip labai mėgstu vairuoti. Tai mano didžiausias hobi, galėčiau ištisą dieną išvažiavus bet kur šiaip, į kur akis mato važiuoti ir negrįžti. Labai mėgstu vandenį, dievinu, tiesiog galėčiau mirti vandenį visą parą. Dar labai mėgstu šilumą. Šiluma tai man kaip oras, man nereikalinga. Robinzone noriu tapti todėl, kad galėčiau parvežti Robinzoną į Lietuvą. Tai yra mano didžiausia svajonė, nes noriu nušluostyti ten nosį ir Latviją ir Estiją. Na, o prizas, aišku, reikalingas kaip įrodymas, galbūt, kad kažką esu pasiekus, kad pasiekiau, kad visi matytų. Ir taip, kaip, net nežinau, kaip čia pasakyti, kaip atlygis bus už tai, kad parvešiu Robinzoną. Jeigu parvešiu, tikiuosi aš. Robinzono atrankos finalą visi 10 pačių geriausių Lietuvos kandidatų į būsimus 5 Robinzonus gauna mūsų atrankos finalo marškinėlius, vardinius marškinėlius. Taigi, miela Ugnė. Ačiū, Vytautai. Ne? Tai Jurgita. Ačiū. Jurgita. Rima. Rima. Prašau. Rimos Rimas. Gerai. Rimai. Gerai. Taip. Mielas Gediminas. O čia jau tokie didesni. Gediminai. Ačiū, maestro. Ką daro brasda žmogui, matai? Kolega čia reikėjo sakyti. Taip, Aušra. Ačiū, Vytautai. Aušra. Čia bus Irmantas. Irmantai? Dėkuoju. Ačiū. Irmantai? Čia bus Laimonas. Jūsų vieną kartą buvo? Ne, mano brolis. O, supratau. Taigi, Laimonas, kaip aš jūs atskirsiu, jeigu jūs ten pradėsite? Kaip žiūrovai jūs atskirti? Darius. Dariu. Ir liko patys mažiausi marškinėliai. Tiesiog mažesnių net būna. Edmundas. Edmundai. Taigi, parodykite, visi turi savo vardais. Štai jie. Mūsų 10 kandidatų į 5 Robinzonus, kurie šiais metais važiuos
į Malaiziją. I find you very attractive. Taigi pirmoji mūsų kandidatų rungtis, ir tai yra vandens rungtis, nes jeigu jūs pamenat, Malaizijoje tikrai daug ką lems sugebėjimas arba mokėjimas plaukti ir nerti. 5 kandidatai šoka iš šio krašto, perplaukia baseiną, paliečia tą kraštą ranką ir kuo greičiau grįžta ir tada iš dugno turi pakelti kuo daugiau minton pakelių. Dugne jų yra 10. Tad kas daugiausiai surenka minton pakelių, tas ir yra šios pirmosios vandens rungties nugalėtojas. Pirmoji kandidatų rungtis. Robinzono atranka 2002. Labiausiai rungtis patiko tai baseinė. Aš niekada nebuvau linkęs, nemėgau bėgioti, bet baseinė tai praplaukti pirmie atgal, nunert kažką tai pasiekti. Nu, šito tikėjausi, kad šito reikės. Plaukimų niekada nesižavėjau, ta prasme, nesu amfibija, bet plaukt moku. Nu, ir nardyti kažkas panašaus. Savo pasirodymą vertinčiau maždaug 10 balų sistemoje 6-7. Todėl, kad nėra mano stiprioji pusė plaukimas. Dėl to. Aš jums jau atėjęs į atranką sakiau, kad aš stengsiuosi laimėti ar ne, ir aš tą darau. Jeigu aš pradėsiu galvoti dabar pralaimėti ar ne, gali būti, kad kažkam nepatiks, galbūt aš per greit plaukiu ar ten dar kažką darau, bet, nu, tiesiog darau, tai kodėl nedaryti. Tai tam ir yra įdomumas laimėti, o jeigu mane paskui išbalsuos, jeigu aš ten pateksiu, galų gale, nu, tebūnie. Tu? Labą dieną. Labą dieną. Rimas? Taip. Sveiki, kaip sekasi? Neblogai dirbo, kas čia skambina? Čia skambina dėl paveikslo. Noriu paklausti, ar galėtumėt nupiešti ką nors tokio tema, kur vadintųsi kaip kelialapis į Robinzonų 10-tuką? Be abejo galėčiau. Čia jums skambina iš TV3 iš tikrųjų. Tai dabar jau supratau. Ir norim jums pasveikinti, jūs patekot į tarp 10 kandidatų, kurie tęs kovą dėl teisės. Juokaujat? Rimtai. Nu, aš jau galvoju, ką aš blogo padarau, aš supratau, kad iki vakaro turėjot paskambinti. Ne, iki šiandien vakaro. Aš jau šiandien visiems pasakiau, kad manęs neišrinko ir sėdžiu verkiu. Tai dabar visiems sakykit, kad išrinko ir juokitės. Iš tikrųjų čia taip. Taip. Tvarko paveikslo reikia iš tikrųjų? Ne, juokauju. Esu Rimas, visuomeninė padėtis dailininkas. Respublikai dirbu, paišau karikatūras. Šiaip studijavau skulptūrą Dailės akademijai, keletą parodų dariau.
Kadangi reikia dalyvauti rinkoje, ar ne? Tai žiūriu, kaip čia uždirbti pinigų. O bet to tai yra smagu gal kažkoks, žinai, legalizuotas sarkazmas tavo, paišaitas karikatūras. Aš turiu draugę, ar ne? Mes su juo turim berniuką. Pauliuką, kuriam yra metai ir 4 mėnesiai, toj bus 5. Dalyvavau gimdyme, labai jos abu myliu, iš tikrųjų taip. Šiaip iš pradžių man tai buvo net keista, kai tas vaikas atsirado, bet dabar jis kuo tolyn to labinį pranti ir save suvokį jau kaip tėvą. Truputį sportuot patinka, atpalaiduoja, žinai, jeigu ar prieš darbo dieną, ar po darbo. Jeigu kūnas dirba, kažkokie fiziniai pratimai, tai tada galva įsivalo. Mėgstu šokti. Niekur nesimokiau, bet patinka kartais vieną šokau. Ne, tiesiog va taip. Noriu tapti Robinsonu todėl, kad sužinočiau, ar galiu iš bado valgyti žmogieną. Kodėl aš galiu tapti? Vienintelis dalykas, ką aš galiu laimėti rungtį. Ne? Ar su komanda, ar pats. O visa kita tai yra bendravimas, tai yra tam tikri struktūrumai, kurių dabar aš negaliu atspėti. Aš galiu numanyti, aš galiu įsivaizduoti tam tikrus žmonės, bet tai nebus tikslų. Tai yra galų galiai įsivaizdavimas, kaip kiekvieną savo gyvenimą kartais planuoja į priekį ir įsivaizduoja, bet nedažnai būna arba net niekada nebūna taip, kaip tu įsivaizduoji. Tai yra įdomu, tiesiog tai yra įdomu. Robinzono atranka 2000. Dalyvauti išskirtinėme TV3 ir Minton žaidime. Ir tada net 3 iš jūsų kiekvieną šeštadienį galės laimėti puikius, šveicariškus laikrodžius, chronografus Tissot. Na, o finalinėme žaidime, kuris vyks gegužės 25 dieną, sužinosime, kasgi iš TV3 ir Minton žaidimo dalyvių laimės nuostabę, fantastišką, beprotišką kelionę 2 į Malaiziją kartu su kelionių agentūra Baltic Clipper. Jums tai reikia voką su 2 bet kurios rūšies Minton pakeliais ir ant jo užrašytų jūsų manimų verto atstovauti Lietuvai pretendentų vardu, atsiųsti adresu Minton ir TV3 žaidimui Ateities plentas 30F. Kaunas 3023. Ir jau kitą savaitę jūs galėsite laimėti savaitės prizus. 3 šveicariškus laikrodžius chronografus Tissot. Minton atgaivins, palengvins kvėpavimą, nuramins bet kokiu oru ir bet kurioje šalyje. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Čia gerbiamas mokyklos direktorius? Kad mokyklos direktorius, tai taip. Gediminas Urmanas, taip? Taip. Čia skambina vieno iš jūsų auklėtinių tėvas. Taip. Dirbantis TV3. O, palauk, kažko nesupratau. Ar nenutokėt, ko jums skambinam? Bandau spėti. Aš pajuokau, kad jūs auklėtinio tėvas, tačiau už TV3. Aišku, taip. Malonu. Noriu jums pranešti, kad jūs patekote į 10-uką Robinzonų, kurie toliau dalyvaus atrankoje kelionė į salą. Nu, čia apskritai fantastika. Čia jau šeima stau, čia pusę mokyklos dabar stauks, aišku. Nes jau visi sakė, kad jau taip turėtų būti. Aš esu Gediminas, man greitai sukaks 41 metai. Esu gimęs Sibire, tremtinių šeimoje. Vėliau grįžom į Lietuvą. Baigiau pedagoginį institutą, įsigijau istoriko pedagogo specialybę. 91 metais buvau paskirtas Naujininkų vidurinės mokyklos direktoriumi ir šias pareigas einu iki šios dienos. Esu vedęs 1 kartą ir esu laimingas, turiu nuostabią žmoną. Turiu 16 metų